Leba jau reiktų sotus, kad būtume iš tikrųjų sotus ir laimingi dešrytės. Gerai. Prašau. Taip ir norėjau. Nereikia. Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Tai yra produkcija, kurioje mėsos procentas neįprastai didelis. Kaip žinia, jeigu atsakysite iš tą klausimą, jums atiteks šitos pintinės, jeigu ne, kvatos ir džiaugsis jėdu. Dėmesio klausimas. Aukščiausios rūšies virta dešra. Geriausias pasirinkimas, nes A. Joje nėra baltyminių mėsos pakaitalų, krakmolo ir sojos. Arba B. Tokioje dešroje riebalų ne mažiau kaip 30%. Arba ne. C. Ji pagaminta tik iš vienos rūšies mėsos. Štai. Kai sunku galvoti, kai nėra mėsos, Krekenavos, kai norisi mėsos produktų liniją, galėtų jums padėti, bet tik po to. Taip. Tai gerai. Taip. Aš tai galvoju visada, kai mes kalbam apie klausimą ir atsakymus, kurio mes nesuprantam ir kai žiūri specialistas. Ką jisai galvoja? Aš manau, aš turiu patarimą. Žinok, jeigu kažko nežinai, reikia įsijausti. Galvok kaip dešra. Būk dešra. Aukščiausias rūšės. Aukščiausias rūšės. Bet negalvot su dešra. Aš nežinau, būna laikas, kada mes gal galvojame būtent dešra, bet čia kalbam apie virtą. Virta dešra. Virta dešra. Virta dešra. Joje nėra baltyminių mėsos pakaitalų, tai mėsos pakaitalai jau yra labai blogai. Nes mesgi čia visada kalbam apie 9-8%, ar kiek? Taip? Tai čia yra baltyminių mėsos pakaitalų. Baltymo. Tokie dešra riebalų ne mažiau kaip 30%. Ir ji pagaminta tik iš vienos rūšies mėsos. Dar niekada nebuvo šie du tvarkingi, išmintingi vyrai taip sutrikę žiūrėdami į virtą dešrą. Kaip tu manai? Nu gerai. Nu Kiek kartų gyvenime teko to šlapenkos paragaut? Bet ta šlapenka yra virta dešra? Taip. Šlapenka. Taip. Tvirtai atsakingai pareiškiu vakar. Vakar. Tai ten yra tikrai daugiau, aš manau, rūšių mėsos. Gali būti sumalta ir to. Aš manau, gal. Bet aukščiausia rūšis. Tai aš manyčiau dėl ko, kad baltymus nepakeis, nes ten riebalų pakankamai daug. Jei čia apie šlapenką kalba eina. Tai aš manau, kad kai tik Marius kalba, tai atrodo, kad jam žaibas ką tik į galvą steigia. Bet vis dar neteisingai. Vat ką tik mintis atėjo. Žiūrėkit, bet atsakykit mane, kodėl mes pastovi renkamės į neteisingai įsižiūrim? O kodėl tu įsižiūrim, žiūrim, taip džiaugsmingai pašaukiai, o dabar jau tenka? Žiūrėkit, čia reiškia bus apie dešras, tai turi kokybė būti, viskas labai gerai, daug mėsos. 3, 2, 1 ir... Jaučiu nesąmonę, ne? Na. Yra blogietis, Tai sakyk. Užfiksavau. Ir visi sako ne? Joje nėra. Gerai, pakelkite ranką, kas galvojate, kad kapitonas teisus. Nudžiuginkit kapitoną. Žiūrėk. Atsisuk. Čia baisiau nei Helovynas. Galiu pasakyti, tave tai turėtų nudžiuginti. Atsisuk, tu nudžiugsi. Atsisuk, tu tvarasi. Pakelk dar kartelį vieną. Viena ranka buvo. Va. O dabar dėmesio... Teisingas atsakymas. Sumuštinis su virta dešra, agurkėliu, o gal pomidoriukų? Ar gali būti greitesnis būdas pavalgyti skaniai ir sočiai? Tai geriau rinktis aukščiausios rūšies virtą dešrą. Kuo tokia dešra pranašesnė už pirmos ar antros rūšies? Žinoma, kad kokybė. Aukščiausios rūšies dešroje nepridėta baltyminių mėsos pakaitalų. Užpildų, krakmolo, sojos, naudojama tik mėsa ir prieskoniai. O pirmos rūšies dešroje jau yra mėsos baltyminių pakaitalų ir iki 2% užpildų bei iki 3% krakmolo. Virtoje dešroje, kuri yra antros rūšies, krakmolas ir riebalai apskritai neribojami. Mėsos ten labai mažai arba naudojama mechaniškai nuo kaulų atskirta mėsa. Tad gal geriau dešros suvalgyti mažiau, bet maistingesnės. Teisingas atsakymas! Kapitonė, ar jūs pajutote? Ar jūs žinote, su kuriuo žmogum galima dalinti šitą dešrą? Ne, jisai tiesiog
Jisai tiesiog pasakė, kad žino ir pritarė, kad žino. Jį išmastėm. Taip, bet, kapitonė, jūs atstovėjote, galiu pasakyti. Aš pagaliau tikrasnis esu. Aš nežinau, iškirps ar neiškirps, bet pagaliau mūsų kapitonas parodė, jis turi juos! Jie čia! Po stalų! Gerai, džiugaujam, dešros yra ant stalo, Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Primenu, ši produkcija išskirtinė, joje neįtikėtinai didžiulis mėsos, tikros mėsos procentas.